Luko Evangelija, 1 skyrius, nuo 26 iki 38 eilutės. 6 mėnesyje angelas Gabrielius buvo Dievo pasiųstas į Galilėjos miestą Nazaretą, pas mergelę sužadėtą su vyru, vardu Juozapas, iš Dovydo namų, o mergelės vardas buvo Marija. Atėjęs pas ją, angelas tarė: sveika malonėmis apdovanotoji, viešpats su tavimi, palaiminta tu tarp moterų. Jį pamačiusi, jis sumišo nuo jo žodžių ir galvojo, ką toks pasveikinimas reiškia. O angelas jai tarė: nebijok, Marija, tu radai malonę pas Dievą. Štai tu pradėsi įsčiose ir pagimdysi sūnų, kurį pavadinsi Jėzumi. Jis bus didis ir vadinsis aukščiausiojo sūnus. Viešpats Dievas duos jam jo tėvo Dovydo sostą. Jis valdys Jokūbo namus per amžius ir jo karalystei nebus galo. Marija paklausė angelą: kaip tai vyks, jeigu aš nepažįstu vyro? Angelas jai atsakė, tardamas: šventoji dvasia nužengs ant tavęs ir aukščiausiojo jėga apgaubs tave, todėl ir gimęs iš tavęs bus šventas ir vadinamas Dievo sūnumi. Tavo giminaitė Elžbieta, kuri buvo laikoma nevaisinga, pradėjo sūnų senatvėje ir šis mėnuo yra 6 jai, nes Dievui nėra negalimų dalykų. Tada Marija atsakė: štai aš, viešpaties tarnaitė, tebūnie man pagal tavo žodį. Ir angelas nuo jos pasitraukė. Tai Dievo žodis, galima sakyti amen. Pasimelskime. Dangiškasis Tėve, mes prašome, kad tu atvertum mums save, kai mes skaitom tavo žodį. Kad kai klausom tavo žodžio, kad tavo apreiškimas mums būtų aiškus ir suprastumėm jį. Mano malda, kad kiekvienas iš mūsų, kurie klausom, kurie esam čia susirinkę švęsti Kristaus užgimimą, kad kiekvieno širdį užgimtų tikėjimas, kuris gelbs. Ne tik tikėjimas, kažkokia tai idėja, mintis, kad yra didesnė tikrovė, realybė, bet tikėjimas į Kristų tą, kuris atėjo į šitą pasaulį, tapo žmogum ir mirė už mūsų nuodėmes, prisikėlė, kad mes būtume sutaikinti su tavim. Meldžiu, kad šis tikėjimas gimtų, augtų, bręstų kiekviename iš mūsų. Sustiprink kiekvieną, pakelk kiekvieną, įkvėp kiekvieną, ugdyk kiekvieną. Išganimui. To prašau mūsų viešpaties Jėzaus vardu. Amen. Prisėskim visi. Taigi būkit pasveikinti su Kristaus gimimu, su jo užgimimu. Tai didelė šventė, didelis džiaugsmas mums visiems, kaip Audrius gražiai sakė, mums visiems ir pasauliui. Kartais žmonės ne iki galo gali suprasti tikrovę ir realybę, kurią atneša Kristaus gimimas. Bet mes skaičiuojame metus, 2025 nuo Kristaus, nuo mūsų viešpaties užgimimo metai. Taigi būkite pasveikinti ir taip norisi palinkėti, kad tai, apie ką mes skaitome, apie ką mes giedame, tai, ką mes išpažįstame, būtų ne tik tai skambus žodžiai, ne tik tai frazės, kurias mokomės įprasti, ištarti, ar kurias jau įpratę esam tarti, bet kad tai būtų tikrovė, realybė kiekvienam iš mūsų. Realybė, kuri formuoja mūsų gyvenimą, realybė, kuri veda mus, stabdo mus, koreguoja mus, taiso, kuri mus praveda per visus mūsų gyvenimo išmėginimus iki tos dienos, kai mes atiduosim paskutinį kvapą ir nueisime į dangaus karalystę, kaip Kristus yra pažadėjęs. Taigi būkit pasveikinti su Kristaus užgimimu, Dievas būna maloningas kiekvienam. O mes toliau skaitykim Dievo žodį, mes pasigilinkim į tai, ką perskaitė Elžbieta. Ir praeitą sekmadienį mes pradėjome nuo teksto, nuo Luko Evangelijos pradžios, nes Lukas savo pasakojimą apie Jėzų Kristų pradeda rašydamas apie Jono Krikštytojo gimimą. Angelas apsireiškė kunigui Zacharijui, vyresnio amžiaus žmogui, kuris visą gyvenimą negalėjo susilaukti vaikų. Ir angelas sako, tu turėsi sūnų, duosi tokį vardą, jo užduotis bus tokia ir anokia. Mes apie tai kalbėjom praeitą sekmadienį. Ir kunigas apstulbo, pamatęs angelą. Kunigas apstulbo, išgirdė žinią. Aš galvoju, kas nebūtų apstulbęs.
kad ir kaip tu studijuotum knygose, kad ir kaip tu būtum pasišventęs, bet dieviška realybė yra tokia, kad mes negalim prie jos priprasti, mes negalim jos numatyti, mes negalim jos kontroliuoti. Kas nebūtų nustebęs, kas nebūtų apstulbęs. Jis nepatikėjo, kad senatvėje Dievų veikiantis gali susilaukti sūnaus. Jis nebepatikėjo. Laukė visą gyvenimą vaiko, negalėjo susilaukti. Ir senatvėje angelas sako, tu susilauksi. Jis negalėjo to patikėti. Aš čia galvoju, tokia įdomus dalykas, kad dažnai mes gyvenime, žiūrėkim, kažkas panašaus vyksta mūsų gyvenime. Mes turim kokį tai tikėjimą ir tas tikėjimas susidūrus į realybę, susidūrus su Dievu pasirodo toks menkas, toks netikras. Mes galvojame, aš žinau kažką, aš girdėjęs apie Dievą, aš skaitęs, aš turiu tam tikrą intelektualinį pažinimą, žinau istorijas, esu girdėjęs šventą raštą, pats skaitęs esu jį. Ir manau, kad Dievas gali tai padaryti. Bet kai mes, pavyzdžiui, meldžiamės artimo žmogaus ar tolimo žmogaus atsivertimo, mes kai mes prašom, kad Dievas palaimintų mūsų, pavyzdžiui, Evangelijos skelbimą, kad duotų mums išminties, įžvalgos, kad duotų mums tą jėgą, tą įtaigą, skelbti žmonėms žinią, kad žmonės atsiverstų, ir staiga pradeda pildytis, mes sakom, gal tai negali vykti, mes pradedam dvejoti, ar šita tikrovė, šita realybė gali išsipildyti, ar tikrai mums pasimeldus, man su broliais sesėm pasimeldus, mums bendruomeniai meldžiantis, Dievas gali atsakyti mūsų maldas. Teoriškai mes sakom, taip, mes teikim tuo, bet praktiškai gyvenime dažnai žiūrėk, mes pasimeldžiam ir galvojam, pasimelsti Dievui tai kaip į jūrą įmest akmenį. Niekada gyvenime nebematysi jo. Bet Dievas mums sako per savo žodį, kai tu meldiesi, aš girdžiu, kai tu prašai, aš savo metu atsakau į tas maldas. Taigi, dažną kartą, kaip Zacharijas, Dievo tauta yra nerangus tikėti tuo, ką jie patys skelbia, ko jie patys sakosi tikį. Grįžkim prie istorijos. Taigi, kunigas Zacharijas sunkiai patikė ir duoda kvailų klausimą angelui, kaip čia įvyks, kaip čia bus, kaip čia dabar kaip čia sekasi, kaip čia bus, kaip čia dabar įmanoma, kad susilauksim vaikų. Kvaili klausimai atnešė ir ilgas liežuvis kunigo atnešė tokį dalyką, kad angelas Gabrielius panaudojo specialiasias priemonės ir kunigas laikinai buvo užčiauptas, jisai prarado kalbos dovaną ir nebegalėjo kalbėti. Gal dėl to, kad daug kalbėdavo ir nesusilaukė vaikų gyvenimo. Mes nieks nežino čia, kaip čia viskas yra. Žodžiu, daug kalbė, uždavinėjai klausimus ne vietoj, Dievas užtildo tave. Taigi, angelas pasakė žinią, pasakė, kokia misija bus, kunigas užčiauptas, pasitraukė iki laiko. Jonas Krikštytojas turi svarbią misiją, jisai turi atidaryti viešpačių duris, jis turi skelbti viešpaties ateimą, jis turi paruošti žmonių širdis, jis turi pasitarnauti kaip tas, kuris atgręš Dievo tautą atgal prie Dievo. Tai buvo šiek tiek skandalinga žinia tuometiniam Izraeliui, nes Izraelis manė, tuo metu jie buvo įsitikinę, kad jie iš tikrųjų labai seka viešpatį. Taigi Jono Krikštytojo žinia, tarnystė buvo labai svarbi užduotis. Ir štai tas pats angelas, po pusmečio jis pasirodo kitoje geografinėje vietoje. Prieš tai jis buvo Jeruzalėje pasirodęs, dabar jis siunčiamas į Nazareto miestą, į mažą miestelį Izraelio šiaurėje, kad kalbėtų mergeliai Marijai. Užimtas metas, daug darbo turi angelas Gabrielis. Ir mes šitą rytą pakalbėsim apie tai, kas yra Kristaus užgimimas, ką reiškia karalius viešpaties užgimimas, kas yra tas, kuriam Jonas turi paruošti kelią. Mes mėginsim atsakyti į klausimus, kas jis, koks jis, ką jis darys. Ir ar pažinsim jį, ar pažįstam jį, ar mes jį pamatom, ar jį sutinkam, ar neprasilenksim pro šalį, kai išgirsim žinią apie jį. Taigi, angelas apsireiškia Marijai ir jisai sako, Marija, štai, tu pagimdysi sūnų. Jo vardas bus Jėzus. Jėzus reiškia Dievas yra išgelbėjimas. Jahvė yra išgelbėjimas. Jo vardas iš esmės pasako viską, kas Jėzus yra, ką jis turės padaryti. Negali būti tobulesnio vardo. Dievas yra išgelbėjimas.
Jėzus yra gelbėtojas. Sūnus, kuris gims, kūdikėlis, kuris gims, vyras, kuris išaugs vėliau, bus gelbėtojas. Tai jo misija, jo pagrindinis darbas, jo tikslas, dėl ko jis ateina šį pasaulį. 32 eilutė sako, jis bus didis, jis aukščiausiojo sūnus. 32 eilutė. 35 sako, jisai bus vadinamas Dievo sūnumi. Sakoma, jis valdys tėvo Dovydo sostą, tai reiškia, jisai bus kaip didysis karalius Dovydas, kaip jo palikuonis, apie kurį kalbėjo daugybė pranašų. Dovydas įkūrė Izraelio karalystę, imperiją, tai buvo klestėjimo metai ir jo palikuonis bus ypatingas karalius. Ir sako, jis valdys Dovydo sostą, reiškia, jisai tas karalius, tas, kurio visi laukia, Mesijas. Ir 33 eilutė gražiai sako, jis valdys Jokūbo namus per amžius, jo karalystėje nebus pabaigos. Netikėtina, Dovydas, kuris įkūrė tą karalystę, Dovydas, kuris išplėtė Izraelio valdas, kuris sujungė žemės, kuris įtvirtino galę ir ekonominį klestėjimą, sulaukė sūnaus Saliamono, kuris atnešė neįtikėtiną gerovę. Bet Saliamonas gyveno 40 metų, gyveno ilgiau, valdė 40 metų. Ir mirė. Ir karalystė skilo, krito, žemėjo, buvo pavergta viena dalis, pavergta kita dalis, išnyko iš žemėlapio. Tačiau kalbam apie šį žmogų, šį karalių, šį Dovydo palikuonį, kad jis valdys Jokūbo namus per amžius, jo karalystėje nebus galo. Taigi visai kitokia karalystė, visai kitokia dimensija. Jisai yra Mesijas, yra tas pažadėtas karalius, tas pažadėtas valdovas, kuris yra daugiau ne tik žmogus. Taigi žiūrėkim, čia kas mums labai svarbu. Lukas be jokių atsiprašinėjimų, be jokių ilgų įžangų, dieviško autoritetu mums tvirtina, kad Jėzus yra ypatingas ir išskirtinis. Jėzus nėra vienas iš daugelio. Jėzus nėra paprastas žmogus, Jėzus nėra tik žmogus, Jėzus nėra tik žemiškas autoritetas. Šventas raštas mums kalba. Dievo žodis mums tvirtina, kad Jėzus yra Dievas, tikras Dievas. Jis yra įsikūnijęs Dievas, tapęs žmogumi. Jis prasidėjo iš šventosios dvasios, jis ypatingas, jis amžinas. Jis turi savį išgelbėjimą visiems žmonėms. Jisai aukščiausias valdovas, kurio karalystėje niekada nebus galo. Čia paskaitysiu Atanazo tikėjimo išpažinimą, kuris parašytas 5-6 amžiuje. Jisai, žiūrėkit, sako taip apie Kristų. Toliau dėl išgelbimo būtina teisingai tikėti mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus įsikūnimu. Teisingas tikėjimas yra toks, kad mūsų viešpats Jėzus Kristus, Dievo sūnus, yra tikras, yra ir Dievas, ir žmogus. Dievas iš tėvo esybės, pagimdytas prieš laikų pradžią, ir žmogus iš jo motinos esybės, pagimdytas savo metu. Tobulas Dievas ir tobulas žmogus, protinga siela žmogaus kūne. Lygus Dievui dieviškąją prigimtimi ir mažesnis už Dievą žemiškąją, žmogiškąją prigimtimi. Ir nors jis Dievas ir žmogus, bet ne du, o vienas Kristus. Vienas per atsivertimą iš dievybės į kūną, bet per žmogiškumo pakilimą į dievybę. Ne per atsivertimą iš dievybės į kūną, bet per žmogiškumo pakilimą į dievybę. Jis yra vienas, bet ne taip, kad prigimtis susimaišytų, bet kad jo sudarytų vienybę. Taip kaip protinga siela ir kūnas sudaro vieną žmogų, taip Dievas ir žmogus sudaro vieną Kristų. Kristus kentėjo dėl mūsų išgelbėjimo, nužengė į mirties karalystę ir 3 dieną prisikėlė iš numirusių. Užžengė į dangų ir atsisėdo visagalio Dievo tėvo dešinėje ir grįžti teisti gyvųjų ir mirusiųjų. Jam sugrįžtant, visi žmonės prisikel savo kūnuose ir atsiskaitys už savo darbus, kas darė gerą, jis jam žino gyvenimą, kas darė piktą, jam žino ugnį. Toks yra visuotinis tikėjimas. O jeigu kas tuo ištikimai ir tvirtai netiki, negali būti išgelbėtas. Angelas šitą žinią ir skelbė. Amžinas Dievas, kuris sukūrė pasaulį, viską, mes apie tai prie to dar grįšim šiek tiek, kuris sukūrė, kas regima ir neregima, kuris neturi nei pradžios, nei pabaigos, tas, kuris žino viską, gali viską, viską apima, visa viešpataujanti dvasia yra savyje. Jisai įsikūnė ir tampa žmogum,
tam, kad įvykdytų žmogaus atpirkimą, tam, kad būtų išgelbimų mums visiems, kas tiki Jėzų Kristų. Jis yra išgelbėjimas. Dievas yra išgelbėjimas. Jėzus Kristus yra išgelbėjimas. Amžinas Dievas tap žmogumi. Tai angelas sako Marijai. Mes, jeigu skaitėm nuosekliai, jeigu klausėm teksto, kurį Elžbieta perskaitė, turėjome išgirsti tokią žinią, kad kai angelas pasisveikino su Marija, sveika malonėmis apdovanotai, viešpat su tavimi, palaiminta tu tarp moterų, jau vien tas pasveikinimas ją apstulbino. Kas taip su manim kalbės? Aš paprasta mergaitė, maža miestelį, kažkur toli šiauriai nuo Jeruzalės gyvenu. Bet dabartinė žinia, kai angelas jai pasakė, kad iš tavęs gims valdovas, karalius, Dievo sūnus, jai maža tikrai nepasirodė. Kai angelas kalbėjo Marijai, Marija aiškiai suprato tokį dalyką, kad jinai turi susilaukti to vaiko be vyro. Mes nežinom kaip, atrodo tekste labai aiškiai tai nepasakyta, bet Marija tai aiškiai suvokė, kad tu tapsi nėščia ir pagimdysi sūnų. Marija buvo susižadėjusi, jin dar negyveno su Juozapu. Ir tada jin klausė, kaip tai įvyks. Panašiai prieš pusmetį klausė kunigas Zacharijas, bet aplinkybė, situacija buvo visai kitokia. Kunigas Zacharijas buvo vedęs vyras, jie prašė daugybę metų vaiko, nesusilaukė, Dievas sako, turėsit vaiką. Viskas susitvarkys, turėsit vaiką. Sako, kaip taip gali būti? Tylėk. Tas 1,5 metų ar metus ten tyliai nekalba. Dabar Marija sako, kaip tai įvyks, nes aš dar nepažįstu vyro. Ir angelas Gabrielius, jisai šiek tiek santūresnis, neužčiapia Marijos. Sako, žiūrėk, šventoji dvasia nužengs ant tavęs. Ir aukščiausia jėga apgaubs tave. Todėl ir gimęs iš tavęs bus šventas ir vadinamas Dievo sūnumi. Tavo giminaitė Elžbieta, kuri buvo laikoma nevaisinga, pradėjo sūnų senatvė ir šis mėnuo yra 6 jai, nes Dievui nėra negalimų dalykų. Taigi, angelas paaiškina, angelas pasako jai, kaip įvyks tas dalykas. Sako, šventoji dvasia nužengs ant tavęs, aukščiausio jėga apgaubs tave. Ir aš turiu prisipažinti, kad kiekvieną sykį, kai aš kalbu, bet kokia auditorija, kalbu apie nekaltą Jėzus prasidėjimą, apie tai, kad Jėzus prasidėjo iš šventosios dvasios mergelėje Marijai, visą laiką žmonės reaguoja, su tokia pašaipa, bet kur bekalbėčiau. Su studentais, su nuteistosiomis, su bet kokia auditorija bekalbėtumis iškart pradeda juoktis, atlaidžių, tokių humorų, iš tų tokių gatvės anekdotų, kur ten, visi tada jau iš šventosios dvasios, daug jau sutikę gyvenime, kas ten merginų, kurios pradėjo vaiką iš šventosios dvasios ir tada galvoja, Ramūnai, negi tu tuo tiki, negi tu galvoji, kad tai tikrai tokia pasaka, tikrovė, realybė, ar realiam gyvenime taip įvyksta. Ar gali tai būti? Ir aš tikiu, aš krikščionis, aš tikiu, kad Dievo žodis neklysta. Aš tikiu, kad tai svarbu, tai labai svarbi krikščionybės tiesa. Jėzus prasidėjimas iš mergelės Marijos, nekaltas jo prasidėjimas, parodo, kad jisai yra Dievas, jisai žmogus, nes gimė iš mergelės Marijos, bet tuo, kad jisai prasidėjo ne iš vyro, parodo, kad jisai yra dieviškos prigimties. Aš tikiu. Man nekyla intelektualinių klausimų, man nekyla prieštaravimų. Trumpai pasvarstykim. Aš prieš tai kalbėjau šiek tiek apie tai, kad Dievas yra dvasia. Dievas yra amžinas. Dievas laikui nepavaldus. Tai reiškia, įsivaizduokime, yra laikas, kažkokia tai laiko pradžia yra ir laiko pabaiga. Nes mes negalim atsukti, kada viskas prasidėjo, mes neturim to atsakymo, kokia visatos pradžia, didysis sprogimas, kas sukūrimas, mes sakom sukūrimas. Bet kas buvo iki sukūrimo? Buvo Dievas. Į Dievą pareina visa, kas sukurta, kas regima, viskas yra jo kūrinys. Jis yra amžinas. Jis laikui nepavaldus, Dievas nesensta, jam nėra laiko, laikas yra jo kūryba. Ir visa, kas yra regimybė, yra jo kūrinys. Ir faktiškai tai, ką mes regime, tai, ką mes matome, visą pasaulį, visą žmonijos istoriją, yra kaip tam tikras taškas, kaip baigtinis dalykas jo amžino Dievo akyse. Jame visas žinojimas, jis visur esantis,
visa galintis Dievas. Ir dabar šita dvasia, argi negalint padaryti išimties, jeigu mes tikim, kad Dievas yra toks, kad Dievas yra visa pranoksantis, nesuvokiamai didingesnis už mus, pranoksantis savo galiomis, pažinimu, gebėjimais ir savo būtimi pačia, nejaugi jis negali padaryti taip, kad žmonijos istorija vieną vienintelį kartą gims žmogus, jo sūnus, ypatingu būdu. Ne taip, kaip natūraliai gimsta visi, bet padarys išimtį. Argi Dievui, kuris davė gyvybę, mes nežinom, kas yra gyvybė. Mes nemokam jo sukurti. Mes žmonės mokam ją sustabdyti, labai gerai mokam. Bet jo sukurti nemokam. Mes neturim įminimo į paslaptį, kas yra pati gyvybė savy, mes neturim atsakymą. Nejaugi tas Dievas, kuris kūrė gyvybę, kuris palaiko, kuris yra gyvybės davėjas, ne tik pradžioj sukūrė, bet visą gyvybę palaiko iki šio momento. Kiekvienos gyvos būtybės. Nejaugi jis negali pradėti gyvybės vienoje mergelėje, pats tapdamas laikinai žmogumi, pats įeidamas į šį pasaulį. Kaip autorius, kuris rašo knygą, žmonijos istorijos knygą, jis nusprendžia parašyti skyrių apie save. Jis nusprendžia įsikūnyti ir būti tos knygos dalim, kad knygos visi personažai galėtų jį pažinti, kad galėtų susitikti su juo. Dievas tai padaro. Dėl to, jeigu mes tikime amžiną Dievą, jeigu tikime, kad Dievas yra, tai mums nėra sudėtinga patikėti tuo, kad Dievas gali padaryti tokią išimtį iš taisyklės, kad vienas žmogus galėjo prasidėti stebuklingų būdų. 37 eilutė sako, Dievui nėra negalimų dalykų. Dievui nėra negalimų dalykų. Mes esam riboti, bet ne Dievas. Ir Marija atsako, žiūrėkime, čia įspūdinga. Marija, ar jis suprato, kaip čia įvyks, kaip ten įvyks jos apvaisinimas, kaip skirstysis jos ląstelės ir kaip ten vyks visas dalykas, kaip čia stebuklas įvyksta. Ar suprato ta jauna mergaitė, kuri sutiko angelą, ar jis suvokė visą tikrovę? Greičiausiai ne. Bet jos atsakymas yra įspūdingas. Jis sako, Marija atsakė, štai aš viešpaties tarnaitė, tebūnie man pagal tavo žodį. Ta pirmoji užuomina apie nuolankumą. Sako, aš viešpaties tarnaitė. Tebūnie taip, kaip tu sakai. Tebūnie tave siuntė Dievas. Aš nesuprantu, kas čia vyksta. Ne iki galo suprantu. Šventoji dvasia nužengs. Aš tarnaitė esu. Aš esu viešpaties. Jeigu viešpats nusprendė, aš sakau taip, aš sutinku, aš pasirašau. Tai gražiausi žodžiai, kuriuos gali ištarti žmogus. Gražiausi žodžiai. Paklūsti Dievo valiai. Tai gražiausi žodžiai, kuriuos gali ištarti moteris, kuriuos gali ištarti vyras. Tai rečiausi žodžiai, kuriuos mes ištariam. Nes mes esam maištaujanti dvasia, mes esam maištaujanti sukilusios sielos prieš Dievą. Ir mums tai nenatūralu, mes, sako, tegu būna viešpaties valia, kai jis nori mus paaukštinti, kai mes turim galimybę praturtėti, būti žinomais, matomais, sveikais ir ilgai gyventi. Bet kai viešpas mus siunčia kažkokiai užduočiai, mes paprastai sakom, gal siūs ką nors kitą. Bet štai Marija sako, ne, aš viešpaties tarnaitė, tebūnie man pagal tavo žodį. Tai didžiausia išmintis, tai didžiausia drąsa, tai tikriausias pasitikėjimas tuo, kuris yra didis viešpats gelbėtojas. Pasižiūrėkim toliau, mes dar grįšim prie šitos temos. Paskaitysiu, mes šiek tiek praleidžiam teksto, kas turi šventą raštą, būtinai atsiverskit kiek toliau skyriuje, 46 eilutė, mes jau prasukam šiek tiek istorijos. Ir Marija prabyla tokia giesme, jinai gieda giesmę viešpačiui. Ta giesmė vadinama Magnificat, šlovinu viešpatį. Taigi mes išsiaiškinom, kad kūdikis, kuris gims Marijai, yra ypatingas kūdikis. Kad krikščionybė, Dievo žodis apie jį kalba kaip apie ypatingą asmenį. Tačiau koks tas asmuo yra, koks jo charakteris, kokia jo karalystė, kokia valdžia, ką tai reiškia mums, ką jis darys, koks jo tikslas. Pasižiūrėkim šitoj giesmėj. Marija prabilo, mano siela šlovina viešpatį ir mano dvasia džiaugiasi Dievu savo gelbėtoju.
Nes jis pažvelgė nuolankę savo tarnaitę. Vėlgi, nuolankę savo tarnaitę. Štai nuo dabar mane palaiminta vadins visos kartos, nes didžių dalykų padarė man galingasis ir šventas yra jo vardas. Jis gailestingas iš kartos į kartą tiems, kurie jo bijosi. Jis parodė savo rankos galybę ir išskleidė iš didžios širdies žmonės. Jis numetė galiūnus nuo sostų ir išaukštino nuolankiuosius. Alkstančius gerybėmis apdovanoja, turtuolius tuščiamis paleido. Jis padėjo savo tarnui Izraeliui, prisimindamas gailestingumo, kaip buvo žadėjęs mūsų protėviams, Abromui ir jo palikuonims per amžius. Tai žiūrėkime. Jis yra gelbėtojas, 47 eilutė, 49 jis galingas, 50 gailestingas. Marija apdainuoja senųjų psalmių žodžiais, kaip Samuelio motina Ona Sename testamente gieda, šlovindama Dievą, kuris vykdo teisingumą, vykdo teismus istorijoje. Taip čia dabar apgiedamas Dievas, gelbėtojas, tas, kuris gelbsti žmonės, kuris parodo gailestingumą ir kuris parodo savo galę, kuris parodo gailestingumą silpniesiems, atstumtiesiems, pažemintiems ir kuris parodo savo galę tiems, kurie savo jėga smugdo kitus, naikina kitus. Jis stiprus ir visagalis. Ir tuo pačiu jisai yra mylintis ir atjaučiantis. Jis vykdo teisingumą ir teismą, bet pasigaili tų, kurie apleisti ir nuskriausti. Žiūrėkime, kaip jis ypatingai apsireiškia savo tautos istoriją. Toksai sulyginimas. Jis rodo gailestingumą tiems, kurie jo bijo. Ką reiškia bijo? Senajame testamente naudojama tą savoką, jie bijo viešpaties, tai reiškia, jie pripažįsta, kad Dievas yra viešpats. Jie kaip Marija sako, o, tu viešpats, aš tavo tarnas, tu Dievas, aš tavo kūrinys, tu esi, tai reiškia, aš gyvenu taip, kad būčiau tavo akivaizdoj, tu mokai elgtis taip ar kitaip, kažką daryti, kažko nedaryti. Aš klausau tavęs, net jeigu nematau, net jeigu tai net neša man naudos, dėl to, kad aš myliu ir gerbiu tave, aš nevoksiu, aš nežudysiu, neprievartausiu. Aš susilaikysiu nuo tam tikrų dalykų arba darysiu tam tikrus dalykus, nors atrodytų tai nenaudinga man visiškai. Dėl to, kad tu esi, aš pripažįstu tavo buvimą. Ir sako, jeigu žmogus pripažįsta, jeigu žmonės, tauta pripažįsta jo buvimą, Dievas sako, aš rodau gailestingumą. Marija gieda, sako, jis parodo gailestingumą tiem žmonėm. Ne iš karto, tarsi pavėluotai, po kurio laiko. Bet galiausiai mes matom, kad Dievas rodo gailestingumą tiems, kurie jį pripažįsta. Tačiau, 51 eilutė, jis parodo savo rankos galybę išdidiems žmonėms, juos išsklaido. Pasipūtėliai, jie viešpatauja, pasipūtėliai, jie didžiuojasi, pasipūtėliai, jie rodo į save, jie ima, jama, glemžia viską, bet laikinai, kol Dievas juos išsklaido. 52 eilutė sako, jis numeta galiūnus nuo sosto, juos pažemina. Galiūnas užlipa į sostą. Kaip jis užlipa į sostą? Savo jėga, suktumu, savo gudrybė, savo intrigomis. Kaip jis laikosi soste? Savo, vėlgi, talento, jėgos, manipulacijų pagalba. Bet Dievas yra galingas, Dievas yra gelbėtas, Dievas yra teisėjas, Dievas yra valdovas ir jis juos numeta nuo sosto. Kad ir kaip ilgai laikytumės į sosto, ta kėdė supūna, koja nulūžta ir žmogus nukrenta nuo tos kėdės, jis būna numetamas nuo tos sosto, ant kurio pats užsiropštė. Tačiau jis išaukština ką? 52 eilutė. Ką jis išaukština? Nuolankiuosius. Nuolankiuosius. Kaip mes liaudį sakom? Abelis. Va tuos, būk nuolankus, nieko neturėsi. Ne. Dievas yra jų pusė. Jeigu jie nuolankus prieš Dievą, jeigu jie klauso Dievo, ne šiaip abeliai yra iš savęs tokie, kurie pavėluoja, nieko nedaro, atsakomybės neprisiima. Ne apie tokius kalba eina, bet apie tuos, kurie klauso Dievo labiau negu savęs. Klauso Dievo įstatymo labiau negu savo instinkto, kuris išmintingai supranta dalykus, bet pasirenka taip, kaip viešpačiui patinka, ne kaip jam pačiam naudinga. Jis alkstančius gerybėmis apdovanoja, 53 eilutė. O turtuoliai lieka be nieko. Taigi jisai gailestingas silpniem ir galingas išdidiesiems.
Vieniems jis yra kaip mama. Kitiems jis yra kaip liūtas, kuris riaumoja ir gąsdina. Gelbėtojas. Dievas yra gelbėtojas. Dievas yra galingas, Dievas yra gailestingas. Ir Marija apie tai gieda. Marija apie tai gieda giesmę Dievui. Jis teisingas ir gailestingas, tvirtas, bet atjaučiantis. Jis prisimena savo pažadus. Jis pažadėjo Abromui ir jo palikuonėms, kad jų nepamirš. Ir dabar tie pažadai pildosi. Aš nežinau, ar mes žemėje turim tokių valdovų, turim tokių karalių, prezidentų, tironų, kurie gebėtų tas savybės savy suderinti. Būti ir galingi, ir gailestingi. Tipiškai galia mus taip, žmogiška mūsų prigimti taip iškraipo, kad mes iš karto tampam tironais. Va taip gaunasi su mumis. Net demokratiniai visuomeniai. Tas vyksta su mumis. Mūsų prigimtis negeba subalansuoti iš tų dviejų dalykų. Būti gailestingu ir būti galingu. Baisu, kai valstybė būna gailestinga. Baisu, kai tironas rodo savo gailestingumą. Tada tai būna tokia agresija, paslėpta agresija, kuri būna žiauri. Jeigu tu būsi iš tikrųjų gailestingas, tai iš tavęs greit paims valdžią šitam pasauliu ir tu neišsilaikysi ant sostę. Ir čia kalba apie valdovą ir gelbėtoją, apie amžiną Dievą, kuris ateis ir tą tobulą harmoniją išsaugos savy. Jis bus ir galingas, ir gailestingas. Taigi Marija gieda apie tokį gelbėtoją, apie tokį Dievą. Ir žiūrėkime, šventas raštas mums sako tokį dalyką, kad sūnus, Dievo sūnus, Jėzus Kristus toks pat yra, koks jo tėvas, kad tėvas yra toks, koks sūnus. Jono Evangelijai 5 skyriui 19 eilutė sako, Jėzus sako, iš tiesų sakau jums, sūnus nieko negali daryti iš savęs vien tik tai, ką mato darant tėvą. Nes ką jisai daro, tai yra tėvas, lygiai daro ir sūnus. Laiške Kolosiečiam 1 skyriui 15 eilutėje apaštalas Paulius aiškina apie Kristų, kad jis yra neregimo Dievo atvaizdas. 2 Korintiečiams 4 skyriui sako, kad Kristus yra Dievo atvaizdas, vėlgi pakartoja. Laiške Hebrajam 1 skyriui 3 eilutėje sako, jis apie Kristų kalbama Dievo šlovės ir jo esybės tikslus atvaizdas. Taigi mes kaip krikščionys turim tą pažinimą, kad koks yra Dievas, kokios yra Dievo savybės, kaip gelbėtojo, kaip gailestingo ir galingo karaliaus. Tokios pat yra Kristaus savybės. Koks tėvas, toks sūnus, koks sūnus, toks tėvas. Sūnus atėjo į šitą pasaulį, kad apreikštų, parodytų, koks yra tėvas. Kai žiūrime į sūnų, mes matome tėvą. Kai mes girdime tėvą, mes girdime sūnų. Tarp sūnaus ir tėvo nėra skirtumo, nėra nei šešėlio skirtumo. Tai ta pati dvasia, tai tas pats Dievas, tik skirtingi dievybės asmenys. Jėzus Kristus yra viešpats ir Dievas. Todėl mūsų atpirkėjas, viešpats Jėzus, kuris gims į šį pasaulį ir yra tas gailestingas ir galingas gelbėtojas, Dievas, kuris ir išpildys šį išgelbėjimą savimi. Jis teis šį pasaulį. Jis vykdys teisingumą šitam pasauliui. Jis yra gelbėtojas, jis atėjo gelbėti žmonių, atėjo apversti. Mes matėme Marijos giesmėje tas apvertimo momentas. Išdidieji bus pažeminti, nuolankieji bus išaukštinti. Nuskriausti bus, jiems teisingumas bus atstatytas, bet tie, kurie skriaudė kitus, jie gaus savo atlygį. Dievas vykdo teisingumą. Jeigu mes pasižiūrėsime į gyvenimą, mes kartais taip galvojam, kad aš nuskriaustas, aš toj situacijai buvau nuskriaustas ir galvojam, aš laukiu Dievo teismo. Bet laukdamas Dievo teismo, tu padarei ir kitose situacijose esi sudalyvavęs. Ne tik kaip nuskriaustas, bet kaip ir skriaudėjas. Belaukdamas teismo tu sužinosi, kad tu ne tik tai kviečiamas kaip nukentėjusi dalis, bet ir kaip ta, kuri padarai skriaudą kitiems. Ar atrasime žmogų, nors vieną žmogų šitam pasauliu, kuris nebūtų padaręs skriaudos niekam? Kuris būtų pasakytų, aš tyras kaip rasos lašelis, kaip krištolas, kaip popieriaus lapas. Gal ne kaip tas lapelis popieriaus. Ne, kiekvienas iš mūsų, mes nusidėjom, kiekvienas iš mūsų
Mes esam maži tironai. Kiekvienas iš mūsų mes esam tie intrigantai, kiekvienas iš mūsų esam tie, kurie padarė, sukėlė skriaudą visiems. Bet Jėzus yra mūsų gelbėtojas. Jis ateina nepasmerkt mūsų, jis atėjo šitą pasaulį neatlygint mums už mūsų padarytus dalykus, bet jis atėjo gelbėt mus. Jisai šoko į jūrą, kad išgelbėtų mus skęstančius žmonės. Jis puolė į pražūtingą jūrą, į mirtį nešančias bangas. Jis kad ištrauktų mus, nes mes grimzdom, kiekvienas iš mūsų grimzdom su savo nuodėmėm žemyn. Mes grimzdom. Mums nėra jokios vilties. Ir Jėzus atėjo ne tik, kad ištraukti gerųjų, bet jis mirė už visus. Jisai grimzdo pats į jūros gelmę, mirė ant kryžiaus už mūsų nuodėmes. Jis prisėmė visas mūsų nuodėmes, visų žmonių nuodėmes. Tavo, mano, kiekvieno čia esančio žmogaus. Tavo, kuris jautiesi nuskriaustas. Ir to paties tavo, kuris nuskriaudė kitus. Tavo, kuris jautiesi nuskriaustas. Ir to, kuris nuskriaudė tave, už jo nuodėmės Jėzus taip pat mirė. Jėzus paėmė visą pasaulio nuodėmę, surinko visą pasaulio nuodėmę ir nešė jų pasiekmes ant savęs, ant kryžiaus. Kad mes galėtumėm gyventi, kad mums būtų atleista. Jeigu jisai norėtų atlyginti visiems mūsų nuodėmės, mes turėtumėm tiesiog būti sunaikinti. Mums iškart turėtų būti įvykdyta Dievo bausmė. Bet Dievas ne to norėjo. Dievas yra gelbėtojas. Jis nori gelbėti. Jis nori steigti šansą. Jis nori suteikti šansą išdidžiajam, šansą pasipūtėlį, šansą neįgėjai, šansą į save sutelktai sielai, tik apie save galvojančiam žmogui, susivokti, atsigręžti ir sakyti, Dieve atleisk man. Toks Dievas, jis to nori, jis dėl to atėjo į šitą pasaulį. Jis sako, aš įvykdysiu teismą, bet aš nenoriu nusidėlio pražūties, aš noriu, kad nusidėlis gręžtųsi į mane. Taigi, Dievas, Kristus yra gelbėtojas. Pirmiausia, jis yra gailestingas. Jis kalba mums tiesą. Bet jis myli mus. Jisai galingas įvykdyti teisingumą, bet jisai myli mus. Jis myli kaip motina, bet kalba mums tiesą kaip tėvas. Jis apglėbia mus, bet jis taip pat kalba mums tieso žodžius. Tieso žodžiai yra kaip ugnis, kaip kūjis, kuris atveria tiesą, tikrovę ir kviečia mus tikram atsivertimui. Kviečia mus kam? Kviečia mus atgailai, nusižeminimui, Kristaus priėmimui. Psalmė prasideda ne psalmė, bet giesmė prasideda tokiais gražiais žodžiais. Vėlgi, žiūrėkit, antrą kartą Marija kalba, aš buvau sustojęs trumpam. 48 eilutė sako, jis pažvelgė į nuolankę savo tarnaitę. Antrą kartą mes girdime nuolankumą šito istorijai. Antrą kartą toks pasikartojantis momentas, pasikartojantis motyvas, nuolankumas. Štai aš viešpaties tarnaitė, tegul man pagal tavo žodį. Aš esu nuolanki tarnaitė. Aš nesu kažkas ypatingo, aš esu nuolanki tarnaitė. Ir čia vėlgi pasikartojanti mintis, kaip Dievo tauta turėtų priimti žinią apie viešpatį, kokia nuostata, kokia širdim turėtų priimti tą išganimo skelbimą. Kristus ateina kaip nuolankus tarnas. Pabaikim šitą pasakojimą iki Kristaus gimimo, 2 skyrius nuo 1 eilutės iki 7 sako, tomis dienomis išėjo Ciesoriaus Augusto įsakymas surašyti visus valstybės gyventojus. Toks pirmasis surašymas buvo padarytas Krivinui valdant Siriją. Taigi visi keliavo užsirašyti, kiekvienas į savo miestą. Taip pat ir Juozapas ėjo iš Galilėjos miesto Nazareto į Judėją, į Dovydo miestą, vadinamą Betliejumi, nes buvo kilęs iš Dovydo namų ir giminės. Jis ėjo užsirašyti kartu su savo sužadėtine Marija, kuri buvo neščia. Jiems ten esant atėjo jai metas gimdyti. Ir ji pagimdė savo pirmagimį sūnų, suvystė jį vystyklais ir paguldė ėdžiose, nes jiems nebuvo vietos svečių kambaryje. Aš duodu klausimą, ar mes pažintumėm Kristų, ar mes pažįstame jį, ar mes laukiame, ar mes laukdami Kristaus ir galvodami, Kristus, štai viešpats gelbėtojas, ar mes teisinga kryptimi žvelgiame. Aš prisimenu tokią istoriją, ruošdamasi šitam pamokslui. Man pasakojo vieną karių rengimo istoriją, buvo mokymai kariams skirti ir kariai buvo skirstyti į 2 grupės.
Vieni turėjo užimti vieną postą, tai buvo kaimo kažkoks tai kampas, ten tarp medžių turėjo įsitvirtinti kariai, o kiti kariai buvo nuvežti už kelių kilometrų ir jie turėjo per trumpą laiką, per kelias valandas užimti tą įtvirtintą postą. Taigi vieni įsitvirtino, žiūrėjo, laukė užpuolikų, o kiti turėjo ribotą laiką, kad juos užpultų. Ir tas postas buvo apsuptas plyno lauko, ten miškų, kaimo, keliukas kažkoks buvo ir panašiai. Ir kariai, kurie buvo tame poste, jie suprato, kad per lauką tikrai nieks neis. Per lauką neis, nupils iš karto. Tai nieks neitų per lauką. Tai jie įsitvirtino žiedami miškelį, žiedami į kaimą, žiedami į kelią. Ir laukia visų. Tie, kurie norėjo užpulti, jie sako, jeigu eisim per anas pusės, tai mus iškart nupils, nes ten laukia mūsų. Imkim, apsimeskim, kad esam kaimo žmonės ir eikim per lauką. Jie išsirengia iki pusės, eina ten laukais, laukai buvo nupjauti javai, plyni laukai, ir eina, apsimeta, kad yra kaimiečiai, ginklus kažkur ten tysė, pasislėpę. Ir tie kariai nepastebėjo. Jie ten kažkur pabėgo, už krūmelių, pribėgo, pak, kaip ten sako, NATO šoviniais, tai yra garsu išleistų, pak, iššaudė visus ir laimėjo taip mūšį tie, kurie buvo puolimo grupiai. Nes kariai, kurie gynėsi, jie žiūrėjo ne į tą pusę. Kažkas panašiai vyksta su Jėzaus gimimu. Izraelis žinojo, koks turi būti viešpats. Jie žinojo, kaip Jėzus turi gimti. Jie žinojo, daugelis iš jų žinojo, kad Jėzus, tai yra ne Jėzus, bet Mesijas turi gimti iš Betliejaus, nes buvo senoji pranašystė, Michėjo 5:2 parašyta, o tu, Efrata, Betliejau, nors esi mažas tarp jų tūkstančių, bet iš tavęs kils tas, kuris bus valdovas Izraelyje. Visi žydai žinojo, kad iš Betliejaus kils tas ypatingas karalius ir Mesijas. Visi turėjo supratimą, vaizduotėje nupieštą vaizdą, kaip atrodys tas karalius, kaip Dovydas, kuris jau nuo mažumės garsėjo kaip drąsus bebaimis žmogus, kaip Samsonas, kuris garsėjo gale, kaip Saulius, kuris garsėjo ūgiu ir fizinė jėga. Jisai po truputėlį garsės, augs kaip ąžuolas ir visi jį pamatys, kur Betliejuje. Bet Dievas padaro tokį neįtikėtiną sprendimą. Jėzaus tėvai gyvena Nazarete. Betliejus čia, tėvai gyvena Nazarete. Ir tada išeina įstatymas, kad visi žmonės turi užsirašyti tiesiog, nes mokesčių sistema ten keičiasi Romos imperijoje ir jie turi užsirašyti. Ir jie keliauja įvykdyti tiesiog reikalavimo, įstatymo reikalavimo, valstybės reikalavimo. Ir jie nuvažiuoja tiesiog būti užrašytais į Juozapo gimtinę ir tuo metu, kai jie atvažiuoja, Marija pagimdo. Jie ten kurį laiką pagyvena Betliejuje, kadangi kūdikiui kyla grėsmė, angelas įspėja, jie bėga į Egiptą, dar toliau į pietus. Po kurio laiko iš Egipto jie keliauja vėl į Nazaretą ir paskui jau po 30 metų Jėzus pradeda tarnauti. Persikėlęs į Kafarnumo miestą ir taip toliau ir panašiai. Kaip neįtikėtinai vyksta. Mes turim vaizduoti, paaiškinti, mums aišku, kaip Dievas turi veikti. Mes žinom, kaip viskas turi vykti. Bet Dievas įvykdo tokia tarsi paslėptai išsipildo jo pranašystės. Ko taip, tas, kuris gims, bus kilęs iš Betliejaus. Bet pasirodo, kad jis ten trumpam laiku iškeliavo kaip kūdikis. Jis net nekalbėjo Betliejaus kalba. Sutinkam kartai žmonių. Iš kur tu esi? Sako, ilga istorija. Šiaip aš augau Rokišky, bet gimiau Vilniui. Bet sakai, šneka kaip Rokiškėnas, nes jis visą gyvenimą gyveno Rokišky. Jėzus gimė Betliejui, bet visą kalbėjo kaip iš Nazareto, jis kalbėjo su tuo akcentu. Ir žmonėms net į galvą netėjo, kad jis galėtų būti iš Betliejaus. Dievas tarsi prislėpė šiek tiek savo didybę, savo paslaptį. Kad mes lauktumėm, ir jeigu mes esam iš didžios širdies žmonės, mes lauksim ne toj pusėj, ne per tuos langus žiūrėsim į Dievą. Kaip tie kariai, mes žiūrėsim į kelią, kai tuo tarpu reikėtų žiūrėti laukus. Mes žiūrėsim į kairę, kai reikia žiūrėti dešinę. Mes tarsi pasiklysim,
puikybė mumyse mus suklaidina. Ar ne taip vyksta mūsų gyvenime? Žiūrėkit, mes turim daug tokių įdomių troškimų savy, tokių gilių, gelmingų troškimų. Mes norim laimės, mes norim išsipildymo, pilnatvės, mes norim prasmės. Ir kaip tie kariai, mes kartais nežinom, į kurią mums pusę žiūrėti, kur mums tą prasme, kas mums tą prasme duos. Mes gal sukursim šeimą, būsiu laimingas, nesi laimingas. Turėsiu pinigų, būsiu laimingas, nesi laimingas. Pasiduosiu malonumams, būsiu laimingas, atvirkščiai apkarsta gyvenimas, dar labiau nelaimingas tampi. Tai kur man tą laimę atrasti? Mes visi ieškom prie neteisingo lango, mes vis žiūrim neteisingą kryptim. Absurdiškai vyko tai, kad Dievo tauta, į kurią atėjo gelbėtojas, jie žiūrėjo į Kristų ir nepamatė jo, jie nepažino jo. Tai didelis įspėjimas mums, tai didelis įspėjimas mums, kad mes galim nepamatyti, mes galim net pažinti, mes galim prasilenkti. Puikybė mumyse neleis mums pamatyti tikro karaliaus, nes tikras karalius yra nuolankus, o ne pasipūtęs. Jeigu mes prisipildę šio pasaulio dvasios, puikybės prisipildę, bandom atrasti karalių ir Dievą, mes netrandam karaliaus ir Dievo tokį, apie kokį kalba šventas raštas, tokį, kuris išgelbės tavo sielą, tokį, kuris atleis tavo nuodėmes. Tu susikursi savo Dievą, šio pasaulio Dievą, kuris neprikels tavęs paskutinę dieną. Jis neturi jokios vilties, tai Dievas, kuris išdurs tave, Dievas, kuris apgaus tave, Dievas, kuris tau duos netikrą viltį. Žiūrėkit, 6-7 eilutė mes skaitėm. Jiems ten esant atėjo metas gimdyti. Ir ji pagimdė pirmagimį sūnų, suvystė jį vystyklais ir paguldė ėdžiuose, nes jiems nebuvo vietos svečių kambaryje. Ir irgi labai, labai stipru. Jei kas nors būtų žinojęs, jei kas nors būtų pažinęs tą, kuris ten gimsta, įsivaizduokim. Betliejaus miestelį, buvo nedidelis, labai nedidelis miestelis. Bet kažkas būtų pažinęs, žinojęs, kad čia gimsta tas, apie kurį kalbės visi. Tas, dėl ko Dievo tauta apskritai egzistavo. Tai įsikūnijęs Dievas. Jei tie, kurie tą svečių kambarį buvo užėmę, nes kažkas anksčiau užsirezervavo tą kambarį, kažkas per internetą greičiau užsirezervavo ir sako, ačiū Dievui, spėjom, matai, šeima atėjo kažkokia viena, nespėjo. Ačiū tau Dieve, už tai, kad mes spėjom. Reikia planuoti. Aš sakau, visą laiką reikia planuoti, reikia iš anksto padaryti. Kaip taip galima? Eina, keliauja, nesusiplanavę, nepadaro. Ar turi pasiekmes? Pamėgos, biški laukia, viskas tvarkoja. Žiūrėk, per langą pažiūriu, ėdžios yra, bus kur vaiką padėti. Reikia planuoti. Aš sakau, visą laiką reikia planuoti. Ir jeigu jie būtų pamatę, jeigu jiems akis būtų atsivėrę, Aš manau, kad jie būtų atidavę viską pasaulyje, kad turi, kad pasikeistų vietomis. Jie būtų miegoję dulkėse ant žemės, kad karalius atsigultų į lovą, kad kūdikėlis būtų paguldytas į jų minkštą guolį. Mūsų karalius į šį pasaulį ateina, mūsų Dievas, kurį mes garbime, į šį pasaulį ateina apsirengęs kuklumu, apsirengęs nuolankumu, be didybės. Jo motina yra mergaitė, jo tėvai neturtingi žmonės, jo kambarys, kuriame gimsta, yra už namo, nesvečių kambarys. Viešpaties gimimas, atėjimas yra paslėptas, pridengtas ir atrandamas, pamatomas tik nuolankiems žmonėms, tik tiem, kurie nusižemina. Jis apsirengęs to nuolankumo rūbų. Žiūrėkime, Nazarietis iš Nazareto gimsta Betliejuje. Galingas gelbėtojas, valdovas ir Dievas gimsta ėdžiuose. Dievo sūnus ta nepriepiama dvasia, kuri viską sukūrė, viską laiko, amžina, visur esanti, viską žinanti, tampa pažeidžiama kaip kūdikis. O štai kaip Dievas mūsų ateina. Štai Dievas, štai atpirkėjas, štai gelbėtojas, kurį skelbia krikščionybė, kurį aš skelbiu jums, kurį mes garbinam, kurią mes lenkiamės. Jis ateina į žmonių gyvenimus ir užkariauja žmonės, bet be kalavijo. Jam nereikia kalavijo.
kad jis pavergtų žmogaus sielą. Jam nereikia grandinių, kad jis nusivestų paskui save vyrus ir moteris. Jis laimi mūsų sielą savo meilės žodžiais ir darbais. Mes jį girdime, mes jį matome. Ir mes sakom, Viešpatie Jėzau, tu pavergi mano širdį. Be kalavijo, be grandinių. Aš noriu sekti paskui tave. Puikybės akys jo nemato. Išdidžio širdis jo nepastebi. Puikybės akys žiūri kitą pusę. Išdidžio širdis mato kitus dalykus. Prisiminkim, Erodas labai norėjo pamatyti Jėzų. Labai troško. Ir prieš nukryžiavimą jis nežinojo, aišku, kad Jėzus bus nukryžiuotas, bet Jėzus gyvenimo pabaigą, paskutinę dieną, kai jis buvo gyvas, jam susidarė tokia proga, pas jį atvedė Jėzų. Ir Erodas labai norėjo pamatyti. Jisai klausinėjo, 1000 klausimų uždavė, bet nusivylė Jėzumi. Paniekino, išjuokė ir žemino karalių. Leido kariam mušti jį, žeminti. Užmetė kažkokią raudoną skudrą, kaip skraistė ale karalius. Ir pasijuokęs pastumė atgal pas pilotą. Puikybė net pažįsta karalius. Puikybė net pažįsta viešpaties. Bet nepamirškim tokio dalyko, kad Jėzus Kristus atėjo išgelbėt mūsų. Jėzus mirė ant kryžiaus už mūsų nuodėmes. Ir mirdamas už mūsų nuodėmes, jisai kviečia mus atgailauti. Ateik pas mane. Atgailauk, išpažink savo nuodėmę. Išpažink išdidi sielą savo puikybę. Ir kai mes savo puikybėje būdami kažkaip išgirstam Evangelijos žinią, Kristaus kvietimą ateik pas mane. Išpažink man savo nuodėmes. Prašyk atleidimo. Kristus suteikia mums atgailą. Ir atgaila ateina į mūsų širdis ir pradeda mus keisti. Ašaros nuplauna mūsų širdis, mūsų veidus. Atšoka kaukės nuo mūsų veidų, mes pradedam būti natūralesni, tikresni. Apsirengiam paprastumu, nuolankumu ir paprastumu, kaip viešpats, kad yra paprastas ir nuolankus. Kaip Marija, kad buvo paprasta ir nuolanki. Reiktų pasakyti tokį dalyką, kad Marijos nuolankumas nebuvo ypatingas. Mes galvom, gal Marija čia ypatinga buvo. Marijos nuolankumas tai yra biblinis standartas. Tarsi atstatomi kūrėjo suteikti mums parametrai. Kiekvienas dvasiškai atgimęs žmogus turėtų būti nuolankus kaip Marija. Tai grįžimas į dvasinę realybę, adekvačią būseną. Kūrinys nusižemina prieš savo kūrėją. Žmogus, kurį Dievas atpirko, atsistoja prieš savo kūrėją ir sako, tu viešpats, tu Dievas, te būna tavo, ne mano valia, tu žinai geriau negu aš, net jeigu aš nesuprantu visko. Aš pavedu save tau, nes aš žinau, koks tu, aš pažįstu tave. Paprastumas ir nuolankumas yra Dievo karalystės ženklai. Tai krikščionių rūbas, kuriuo apsirengia, tai kvapas, kuriuo persismelkia Dievo sūnus ir dukros. Kai mes būnam su Dievu, kai mes būnam su juo, kai mes gyvenam su juo, ta dvasia, nuolankumo, paprastumo dvasia persisunkia į mus. Puikybė Dievui priešiška prigimtis ir jis nori išrauti puikybę iš mūsų širdžių, kaip visiškai priešiška jo prigimčiai dalyką. O paprastumas tampa mūsų gyvenimo kokybės ženklu. Viešpats yra galingas ir gailestingas, mes apie tai kalbėjom. Jis rodo gailestingumą tiems, kurie atgailauja, kurie gręžiasi, išpažįsta, kurie seka paskui jį. Tuos, kurie seka, jisai pradeda keisti po truputėlį ir daro panašius į save. Kaip kad jis yra tokie panašus po truputėlį tampa ir jo sūnus, jo dukros. Tiems, kas neatgailauja, laukia teismas. Nei vienam iš žmonių mes nenorim linkėti teismo. Visiems žmonėms mes norim linkėti susitaikymo, išgelbėjimo, patirti Dievo malonę, patirti Dievo gerumą, patirti jo apkabinimą, patirti jo gailestingumą, kad jis kaip tėvas, kaip mama apglėbtų kiekvieną, priimtų kiekvieną, nuimtų kaukės, nuimtų nuodėmių naštą ir išgelbėtų tą sielą. Taigi mano kreipimasis į jūs, broliai seserys, kad Dievas pažadintų kiekviename tikėjimą. Kažkam iš mūsų galbūt reikia žengti tą žingsnį ir sakyti, Viešpatie Jėzau, aš savo gyvenime žiūrėjau visas skirtingas pusės, bet ne į tą, iš kurios tu atėjai.
Mano puikybė, mano nuodėmė, jinai mane aptemdė ir aš nemačiau tavęs. Ir girdžiu, klausau ir Evangelija man sako, štai kelias, štai Kristus, štai išgelbėjimas. Kažkam iš mūsų Evangelija primena ir kalba puikybė, išdidumas, pasitikėjimas savim. Net aš esu Dievo vaikas, bet aš nepulsuoju tuo nuolankumu, kuriuo Dievas yra apsirengęs. Evangelijos žinia tau, gręžkis, glauskis prie Kristaus, leisk, kad Jisai padarytų tą darbą, gražų darbą mumyse. Pakilkime maldai, prašykime, kad Dievas keistų mus, atnaujintų mus ir vestų kiekvieną link išgelbėjimo. Dangiškasis Tėve, aš meldžiu už kiekvieną čia esantį žmogų. Pirmiausia, meldžiu Viešpatie už to žmonės, kurie galbūt niekada nebuvo meldėsi tau atvira, paprasta malda. Viešpatie, Jėzau, atleisk man mano nuodėmes. Kaip tas palyginimas, ta istorija apie žmonės, kurie žiūrėjo neteisingą kryptim, ne į tą pusę. Galbūt čia yra žmonių, kurie žiūrėjo neteisingą kryptim, ne į tą pusę. Aš meldžiu Viešpatie, kad jie atsigręžtų į Evangeliją, atsigręžtų į tavo žodį, atsigręžtų į tai, kaip apreiškimas kalba apie tave ir kad tai įkvėptų pasitikėti, sakyti Viešpatie Jėzau, išvaduok mane, atleisk man, perkeisk mane. Meldžiu Viešpatie už savo brolius ir seseris, kurie yra krikščionys. Meldžiu Dieve, kad šita gyvybės dvasia, Kristus, gimęs ir gyvenęs tarp mūsų, per šventąją dvasią esantį su mumis, kad keistų mus, kad mes kaip Marija būtume nuolankų žmonės, suprasdami savo vietą, savo pašaukimą, savo dalį, kad mes esame pašaukti vykdyti tavo valią, džiaugtis tavim, būti nuolankus, būti paprasti, gyventi paprastą gyvenimo būdą, tarnauti tau per visą savo gyvenimo dienas, net kai nesuprantam, net kai ne viskas klojasi taip, kaip mes suplanavę esam, net kai gyvenimas sukasi kita linkme ir vaga, negu mes galvojam, kad mes pasitikėtumėm tavim, nes tu niekada nepalieki ir nepleidi savo vaikų. To prašom Kristaus vardu. Amen.